Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas. Lietuviški tradiciniai šokiai svarbi mūsų tautinės kultūros dalis. Jie atspindi lietuvių tautos istoriją, papročius, kasdienį gyvenimą ir bendruomeniškumą. Pastaruoju metu tradiciniai šokiai yra atgyja, aktyviai šokami ne tik folkloro festivaliuose, kolektyvuose, bet ir šokių vakaronėse įvairiose Lietuvos vietose. Tokie pasišokimai rengiami ir Kaune. Graži tradicija tapusi šokių vakaronė ant Kauko laiptų, kurią rengia folkloro ansamblis Goštauta. Sveikinam atkeliavus į Goštautas vakaronę, kuri ta vakaronė tokia ne visai vakarą, nes dar šviesu, bet vis tiek jau toksai link vakaro. Šitą vietą išradom, kai atsinaujino Kauko laiptų visas šitas, kaip pavadinus, parkas. Labai graži vieta pasirodė susitikti ir pagrotas. Garsas čia taip ir pasilieka šitam duburėlį. Ir kai tik tai geras oras vasarą, tai stengiamės šitoje vietoje tas vakaronės savo perkelt. Net jeigu ir šiltas rudenėlis, tai mūsų vakariniai šokiukai kažkaip tai čia labai mėgstami. Netyčia buvo, ką tik buvo šaltoka, o dabar pasidarė ta šiluma tokia stebėtinai maloni. Tai tas rugsėjis ar spalis galbūt, spalis ant klaustuko, bet kai būdavo seniau, tai Goštautos šokiai 3 mėnesio trečiadienį. Dabar truputėlį su salių gavimu išsiderino, tai 5-dienį stengiamės pasidaryti. Šitam procesui, kas dabar vyksta, tai jis turbūt nuo 2004 metų tikrai vyksta. Ten dorai gal kokią pramiegoję esam kokį mėnesį, taip su kokiais dėl grafiko kokio, bet paprastai tai jau čia traukia nuo 2004, gal dar ir šiek tiek metų kitų prieš. Šitos tokios pastovios vakaronės. Taip sakau, buvo toks tarpelis nuo 99 iki 2003, kai aš jau, tiesą sakant, tam vakaronį rengime nedalyvavau, bet jų tada eidavom šokti į Tautinės kultūros centrą, ten Gadula darydavo šokius ir mes ten, Goštauta, ten susirinkdavom pašokti. Lipk ant sienų irgi grodavo, tai irgi mokykloje susirinkdavom su Lipk ant sienų pagroti, tai tuo metu buvo toks, ne mūsų vakaronių, dar jos kaip ir brenda, bet Lipk ant sienų ir Gadula kaip ir nustojo daryti, tai ką darom? Vakaronėje laukiami visi. Ir patyrę, naktių šokiuose bei stovyklose užgrūdinti šokėjai ir muzikantai, bei dar tik pradedantis, šokti nemokantys. Čia ta vieta, kur galima išmokti šokių. Šitie šokiai jie yra tuo, kad geri, tokie genialūs yra, kad per pusę minutės galima tą šokį išmokti. Kitų šokių, dainų ir šokių ansamblyje per pusę minutės šokio neišmoksi. O čia per pusę minutės jau žmogus atėjęs pirmą kartą, jau jis išmoksta tą šokį ir dar tuo pačiu šokio metu dar pajaučia malonumą šokio. Vat šitas, man atrodo, juos ir visus ir pritraukia žmonės. Kaskart į vakaronę susirenka kelios dešimtys dalyvių. O dominuoja čia daugiausia lietuvių liaudies šokiai. Turbūt ta mintis vakaronių, tai čia ne mūsų išradimas, čia jos visą laiką buvo. Tik tos vakaronės, turbūt ten kažkokio tai gudesniai senoviai, tai užtekdavo kokių 6 skirtingų šokių ir visam vakarui užtenka. Ten jie, aišku, buvo pramaišiui ir žmonių, ten būrelis gal mažesnis, ir pramaišiui su rateliais, būrimais ir padainavimais, ir tas vakaras su 6 šokiais, manau, kad visai galėtų būti užpildytas. Tokiais poriniais šokiais, bet plus dar rateliai ir kokie padainavimai. Tai vakarui visai normaliai. O, miesto kultūroje dabar, miestiškoje vakaronėje, kaip dabar mes jau čia matom, suprantam, tai, čia jau
Nu, tai jau yra truputį kitas darinys negu to senovinė vakaronė ar gegužinė, kaip ją įsivaizduot. Čia jau yra, nu, truputėlį to išmanumo reikia. Jeigu nori apsisukti lietuviškai šokiais, tai jų reikia turėti, nu, jau ne 6, bet maždaug vienetą rašai iš priekio ir 106 kokius. Tų šokių jų pačių tai yra, pačių lietuviškų, bet visų negroji, nes kiti ten būna ir tokie gana paprasti judesiukai ir ta melodija kitąsyk atsikartoja. Man labai asmeniškai patinka, kai muzikantas prieš grodamas šokį sušunka kokie nors obladė, ar žemaitukas, ar pliauškutis ir tikrai žinosi, kad netgi jeigu jisai gros truputį, man atrodo, kad kitą šokį, bet ten pagal taktų kiekį išeina šokti tą šokį. Šokį tą šokį, kurį pasakė muzikantas. Tos jo, kai kurios melodijos iš tikrųjų, jos stipriai panašios išeina. Va, linksmas šokis ar gyvataras ten, jos iš tikrųjų turi daug panašumo labai. Ir sakau, miesto vakaroniai tai prasisuka daug šokių. Daug šokių, o dėl įvairovės tai, sako, tradicinių šokių vakaronė, bet tradicinė Lietuvos tenai ir kaimininių šalių irgi ten pajudinam. Žinot, su tais lietuviškais yra taip, mes traukiam, kaip sakant, kaip paklodę čia, kad visus užkloti ir šiltai jam ten gulėtųsi, tai reikia, nu, šiek tiek visiems paduoti. Mes tą paklodę traukiam, kad tai būtų, nu, dabar, va, Goštautos čia muzikantėlį pragroja, tai mes taip vis tiek tą lietuvišką šokių kiekį tokį pragrojam, nu, lietuviškų. Paskui, kai jau kiti keičiasi muzikantai, jau ten, žiūrėk, ir atsiranda toksai pasiilgimas iš to mažoro, išeiti šiek tiek į minorą. Minoras jau dalyvauja dzūkiškose šokiuose, baltarusiškose, tenai Latvių, Estų ir ten kitų šalių dar kas. Tik tai, nu, taip vis tik tai kabinamės, kad šitie šokiai jie būtų, nu, vis tik taip, kaip sakom, tie tradiciniai šokiai. Kad jau truputėlį taip su atsarga žiūrimi tuos tokius miksuotus šokius, kaip maišytus, kad, nu, kaip dabar irgi visai įdomus tie šokiai yra, kaip jos ten bal folk vadina šokiais. Nu, tai yra tokie jau maišyti šokiai iš visokių. Tai sakyčiau, tai beveik kaip pusiau autoriniai šokiai, tos melodijos jau jos ne visai liaudės, jos tokios truputėlį padarytos, kad būtų smagios. Tai šito gal šiek tiek mažiau, seniau būdavo, bet dabar kažkaip taip apnyko, liko jau tokie lietuviškesni šokiai. O tas lietuviškų šokių kiekis, jis yra labai įdomus, nes jų yra daug. Ir jeigu prašoki įvairių šokių, nu jau kitų kraštų, tai į tarpus vis tiek išeina išmest prisiminus kažkokio, taigi to nešokom dar tokio, pasispardymais kokio ten oželio, blindos, polkos ar kažkokio kito. Ir žiūri, kad atmiešti tos kitų šalių šokius, nu, lietuviškai šokiais visai, vat, paskui tokia mintis, kad šito negroju ir pagrojam šitą. Kitą kartą labai gražu būna iš to minorinio tokio šokio gaidos grįžti vėl atgal į mažorą. Į vakaronę šokėjai suvažiuoja ne tik iš Kauno, bet ir iš kitų rajonų. Ir nors jau yra susiformavęs nuolatinių vakaronių dalyvių ratas, kiekvieną kartą prisijungia ir nauji veidai. Mes atvykom iš Klaipėdos ir iš Gargždų. Ir mes esam sesės. Taip. Ir mes pirmą kartą Lietuvoje užmatėme, mums rekomendavo šitos šokius ir atvažiavom, pasiėmėm dar tėtį pakeliui Kaune gyvenantį. Taip. Ir užmatėm šitos šokius ir tėtis buvo tokiom akim, čia sako, vyksta šokiai, sako, einam. Taip, ir jis pirmas išlipo iš mašinos, pribėgo čia, sako, aš dabar žiūrėsiu, teikit šokti. Tai ten mūsų tėtis sėdi su šuniuku. Ir noriu pasakyti, kad taip gerai, kad tokie šokiai vyksta. Šiaip Kaunas yra labai patriotiškas miestas, mes čia gimė ir užaugę esame, bet ištekėjom į pajūrį. Ir, žodžiu, linkim visai Lietuvai turėti tokius šokius. Netgi mes pagalvosime apie tai, kaip parsivežti į Gargždus tokią gerą mintį. Kodėl ateinam? Na, tikriausiai vis tiek lietuviški tie šokiai tokie tautiški, tai tokį jauti šiek tiek iš savęs, kad čia taip, kaip norėčiau, taip, kaip reikėtų. Tai vat ir noriuosi taip kažkaip kartu tai išgyventi ir tokią bendrystę per tai kurti. Matot, kokios būtų alternatyvos. Būtų galima eiti į kokius klubus, ten visokias diskotekas, bet man asmeniškai
ten jau turi labai jau būti kūrybingas ir sugalvoti, kaip šokti. Tu tarp ateini čia, matai, kaip šoka kiti, gali kopijuoti tos pačius judesius ir tada tokia bendrystė yra kartu su visais ir taip pat su pora. Tai dėl to čia. Tai labai puikus būdas susitikti su bendraminčiais, išmokti naujų šokių, ir tuo pačiu smagiai praleisti laiką. Dažnai einate? Kiek tik tai manoma. Kiek tik tai leidžia kitos suplanuotos veiklos, nes dar ir dainuoju folkloro ansamblyje. Žodžiu, tikrai dar yra papildomų užsiėmimų. Lietuviškų tradicinių šokių bendruomenės stengiasi nepraleisti vakaronių, kur jas bevyktų. Tad šokio entuziastų sutinkame ir čia, ant Kauko laiptų, ir kitose vakaronėse, ir Tautinės muzikos muziejuje kartą per mėnesį rengiamuose šokių vakaruose. Vis tik iš šokėjų teko išgirsti, kad šokių vakaronių galėtų būti ir dar daugiau. Iš tikrųjų, tai labai atsigavę šitas žanras yra, tikrai jaunimas pamėgo labai ir vertina, ir mėgsta, ir ateina, ir tikrai galima sakyti, kad neužtenka, nes šiaip iš tikrųjų ne dažnai tai būna šitie šokiai va jau treti šią savaitę, bet čia turbūt tam tikra išimtis, nes vieni uždarinėja vasaros sezoną, kiti atidarinėja rudens, tai taip gavosi, bet ir tai va vis tiek šokėjų yra. Šokių vakaronė tai ne pasirodymas, o gyvas renginys, kur kiekvienas kviečiamas šokti ir bendrauti. Tautinės muzikos muziejaus muziejininkė, etnologė, šokių vakarų organizatorė Laura Lukenskienė šių šokių vakarų vakaronėmis nevadina ir paaiškina, kodėl. Mano močiutei tai vakaronė, tai mergvakaris būdavo. Ir jei ne vakaronė, tai aš už tai ir negaliu, aš už tai rašau visur šokių vakaras. Tai gal kitur kitaip, bet paskui, žinot, gal regionuose kitur dar kaip nors įvairiau, bet atgimimo metu jau daug kas pradėjo vadinti vakaronėm tuos tokius susiėjimus. Ir aš kai grįždavau namo, kur buvai vakaronė, buvau vakaronė, tai mergvakaris, mano močiutė sako, ir tarp to ir to žodžiu, bet dabar vadina. Tai mes už tai aš ir rašau tradicinių, ten lietuviškų, ten kokių nors šokių vakaras. Tai o šiaip apie šokius mieste ir kaime, tai taip iš tikrųjų yra labai sena tradicija, mūsų senoji kultūra, vis tiek yra ta agrarinė kaimo tradicija, bet miestas dabar šiais laikais jau ji integruojasi į miestą. O Kaune, kaip mieste, irgi yra nuo prieškario yra šokių tradicijos. Vis tiek turbūt, kur žmonės ten ir šokiai, ar ne? Tai Kaunas irgi yra šokantis miestas. Ir visai nenuostabu, kad šitie tradiciniai šokiai yra čia dabar čia Kaune. Šokių vakarai anksčiau buvo ne tik pramoga, jos jungė žmonės. Po sunkių darbų, per kalendorinės šventes, talkas ar vestuves, kai suskambėdavo kanklės, smuikas ar harmonika, visi kildavo šokti. Kaime tai pramogos visos buvo tokios, kokias susigalvoji, tokios ir yra, bet būdavo tų pramogų, prisigalvodavo jaunimas ir ten kalendoriškai, ten pavyzdžiui per pavasario šventę suptis eidavo ar dar kažką, bet aišku, kiekviena šventė, kiekviena talka, kiekvienas kažkoks susibūrimas, tai dažniausiai ir pasibaigdavo šokiais. Ir mieste, aišku, paskui su technologijom, su to raida, vėl tie šokiai tampa tokie jau ir muzika, ir įgarsinimai, jau ir muzikantai nebegyvi groja kitą kartą, o iš plokštelių, iš garso įrašų leidžiami. Ir vis tiek žmonės pasiilgsta to senovinio šokio, paprastumo tokio ir gyvo muzikavimo labai pasiilgsta. Ir šitos vakaronės tuo ir gražios, kad čia net ir muzikantai neprofesionalai susirenka, jie tiesiog patys mokosi groti, šokėjai šoka ir čia tuo paprastumu, tuo tokiu ir tiek ir technologiniu, nebūtinai technologiniu, bet ir bendravimo paprastumu ir tuo ir išsiskiria. Kai jau atsistoja pašokti, tai pašokti patinka visiems. Visiems patinka ir gražu yra pabandyti
gražu yra pamatyti, kaip jeigu būna rateliu keičiasi poras truputėlį, va tas truputį tą partnerį pakeisti. Ir šitoje vietoje, kad tau nereikia prisirišti prie, kad jau einu mokytis ir rimtai šokti į rimtą šokių mokyklėlę. Čia tie tokie šokeliais kitasik vadinam, bet jie labai draugiški. Čia reikia savo pasakyti, kad tai yra draugiški šokiai ir tu gali nepataikyti su manim šokdamas, su kuria ten mergina. Ir čia kviečia ir mergina, ir vaikinas. Šiaip šokiai yra drąsos mokykla. Drąsos mokykla tai yra toks vis tik tai nemasinis renginys, tam tikras tokia rezignacija tokiem masiniam renginiam ir ką aš čia matau, kad šitose šokiuose amžiaus ribos plečiasi. Šiuolaikinėse šokių vakaronėse groja keletas muzikantų. Jie dažniausiai keičiasi ir kiekvienas iš jų turi savo programą. Man taip ne iki galo patinka, kad taip yra, bet taip yra. Taip yra. Kažkas, taip, kiekvienam žodžiu savo, bet aš taip stengiuosi. Aš save taip tartum truputėlį tokia švelnių varų vis tiek traukiu, kad aš tos lietuviškus daugiausiai atgročiau, bet labai gražus yra ir tie melodiškai labai gražus ir įtraukti kokį, dabar mokausi ten prancūzišką, japonišką valsiuką tokį. Tai nėra jau kažkoks folkloras, bet labai graži valso melodija. Ir įmantriai išgrojama. Tai čia tokio muzikantui šiek tiek prasišviesti. O yra, dabar fone girdisi Tomas groja. Jis turi ten tokį maždaug 40 nemirtingų šokių, kurie gali 2 valandom užpildyti daugumą vakaronių. O jam turbūt pavyks išgroti kokį 15. Paskui jau šiek tiek plokštelė keisis. Nes tas pats šokis, jisai labai kitaip suveikia, jeigu tą patį šokį pagroja kitas muzikantas. Šiaip čia yra tokia nerašyta taisyklė, kad kaip ir nekartojami yra šokiai. Tokia savaip graži ir naujai ateinantis, jeigu ne nuo pradžio ateina muzikantas, tai jis turi kaip ir pasiklausinėti maždaug, ar buvo ar nebuvo. Kažkas jau pradedi groti, jau grosiu taip linksmai, sako, buvo jau. Tai ką dabar kitą, turi iš pilvo, kaip sakant, ištraukti dabar kitą šokį. Turi, visi muzikantai, kurie ateina, turi savo tokį tam tikrą repertuarą ir jis kartais būna toks nuspėjamas trupučiuką pagal žmonės, bet žino, kad ateis tie gros taip. Saulius Lipinskas sako, kad būtų smagu, jei vakaronėje grotų visi muzikantai kartu. Mano čia tokis noras, kad visi muzikantai grotų ir ne tik, kad grotų, bet kartu grotų. Mano toks noras, bet mato, ten ne visom kairėm kojom tinka tas pats kairys batas ir nelimpa kitą kartą. Yra ten draugų, su kuriais geras muzikantas, bet jis geras ir pats savo vienas. Ir jeigu su juo kartu groti, tai tada girdisi, kad groja 2 muzikantai, bet ne kartu groja. Yra su kuo galima, aš asmeniškai, čia jau pagal charakterį matyti kažkaip. Pavyzdžiui, dabar irgi fone girdisi armonika ir būgnelis, tai net yra toks, taip sakoma, aš tokį kaip posakį čia tik iš Baltarusijos, tik senukų ten esu girdėjęs, kad armonika tai yra muzikantas, gerai, armonika tai dumplinis, o būgnelis yra šokėjas. Ir vienas be kito jie, sakykime, armonika viena pati, jeigu nėra šokėjų, tu gali šiek tiek užtempt, užlinguoti, užsvinguoti kažkaip ir šokėjui bus nepatogu šokti. O jeigu yra tas būgnelis sustato į vietą patį armonikierių, toks tartum pirmas muzikantas šitom visoje folkloro medžiagoje. Ir tada patogu ir muzikantam šokti yra. Labai gerai, kai būgnistas yra šokėjas buvęs. Jo, užduoda ir žino, kokiu ritmu turi būti grojamas šitas šokis, kad jis būtų toks geras. Tam, kad galėtum gerai pagrot, jaustum tempą šokio, patį šokį jaustum, tai turi būti ir šokėjas. Nes jeigu pats nešoksi, tai
ta muzika bus, šokėjams, nelabai tiks. Kodėl? Kai pats pašokį pajunti tą ritmą, tą tempą ir tada grodamas jau groja, kaip pasakyti. Taip, kaip reikia. Taip, kaip reikia groja. Ir jauti, yra žmonės, kurie mažai šoka arba visai nešoka. Ir kai jie groja, kai tie muzikantai groja, yra jau labai sunku šokti būna. Jie arba labai didelį tempą paima iš karto. Ir tu pradžioj mokaisi, kokią pusę minutės šokėjas mokosi šokti. Ir aš kai groju, aš žiūriu šokėjus, kur jų akys. Jeigu jie dairosi į kitus, reiškia, jie dar mokosi. Maždaug po pusės minutės jau jie nesidairo. Tada po truputį padidinu tempą. Duodu jie apsiprasti jiems su didesniu tempu. Na ir paskui jau į pabaigą jau juos į azartą įvedu. Padidinu tempą jau gerokai. Bet tiek, kad jie galėtų šokti, kad jie nepalūžtų šokyje. Dabar groja žemaitišką šyvį apie baltą arklį. Ir man nepaprastai patinka šokiai, kurie turi savo pridainavimus. Ir aš taip vis kitas iki Tomas, kai groja, kai kartu dar pagrojam, sakau, dabar dainuosim, tai abu negrokim. Niekas negrojam, bet tik dainuosim. Ir būna visai gerai, tada girdi ritmą, net patys pagauna muzikantai, kad jie patys savo turi sutrepsėti teisingai ir teisingą ritmą, o mes muzikantai tik tai tokį linksmumą užduodam gaidą, kaip, kad būtų kažkokie juokingi ar tokie pagaulūs žodžiai. Šokiai tiesiog užbūrė, sakė ne vienas mūsų šnekintas šokėjas. Kartą atėjęs į vakaronį ir pajutęs tą šokio smagumą, jau laukia ir kito tokio susibūrimo. Smagu šokti, tačiau smagu ir iš šalies įšokančius pažiūrėti. Čia ant Kauko laiptų žiūrovų taip pat netrūko. Ponas Stanislavas pasakoja, pro šalį su dukromis važiavęs, tačiau pamatė šokėjus paprašė sustoti ir atėjo pasižiūrėti savo jaunas dienas prisiminti. Būdavo kiekvieną šeštadienį atvažiuoja kiną rodyti, nes į kaimą ten taip nerodydavo, ne taip kaip mieste. Tai būdavo prieš kiną kokias 2 valandos šokiai, kiną parodo, surenka bilietus, pinigus už bilietus ir tada kiną parodė ten apie tėvynę ir apie ką, po kiną vėl šokiai 2 valandos. Ir paskui apie kokią 12 jau įsiskirsta jaunimas iš to kaimą. Tai pasižiūrėti įdomu, čia sako, reikia sustoti, pažiūrėti, kaip dabar jaunimas šoka. Man patinka tikrai, kad jaunimas toks šokantis, linksminantis, negu kad ten kur kavinėje sėdėtų, kad tai kaip atvirai, kaip man sako, tos bambulis gertų ar kas nors. Čia matos, kad jaunimas toks blaivas, o ne toks, kaip kabūna tuose baruose, kur nors ten sėdi ir vis knapsi, kol jau taip. Čia man tikrai patinka pasižiūrėti, kad ir nešoku malonu vien iš pažiūrėjimo. A metų žiūriu, kad mano metų irgi yra žmonių čia. Kas širdyje jaunas, jam kojos pačios atėjusios kilnojasi, mato, tiesiog ir pasižiūrėti smagu, kaip jaunimui irgi tas yra ta tradicija gyva ir noras išlaikyti ją. Šokti, kaip pasakyti, šėlti ir tas improvizacijų dargi galimybė, kad tai yra folklore, tu nesi pririštas, kaip sakykime, jeigu choreografija sukurta šokio. Tu čia šoki taip, kaip tau iš vidaus. Be abejo, žingsniukai tie pagrindiniai yra, bet toliau tu gali žaisti pagal melodiją. Galima improvizuoti. Kai kurie šokiai tą leidžia, ne visi, bet kai kurie šokiai leidžia. Ir yra ne vienas to šokio variantas. Tai, pavyzdžiui, vieni šoka vienaip, galbūt iš vieno regiono pramokę, iš kito regiono tas pats šokis jisai gali būti kitoks. Seniau į šokius susirinkdavo įvairaus amžiaus žmonės, todėl jaunesnieji galėdavo pasimokyti iš vyresniųjų. Na, o šokančius stebėjo ne tik senoliai, bet ir vaikai. Taip jie mokėsi ir pačių šokių, ir bendravimo. Į šių dienų vakaronės šokėjai kartais taip pat ateina su vaikais. Tad nekeista, kad prabėgus metams kitiems jau ir vaikai natūraliai išmokę šokius sukasi aikštelėje tarp suaugusiųjų.
Pačiuose jau šokių vakaruose nedaug, būna su vaikais mažais, bet nedaug, nes visgi ten ir laikas galbūt vėlyvesnis, jau ir miegot kartais vaikam reikia. Ateina, tikrai ateina ir specialiai atveda, kad matytų, tai ir aš taip pat užaugau Panemunės tuose miško šokiuose. Jeigu aš nebūčiau jų mačius, tai tikriausiai iš šitų mūsų, sakykime, muziejaus vakaronių irgi galbūt nebūtų. Va, ir taip, bet daugiau tas matosi įvairiuose stovyklose, ir tradicinių šokių stovykloje, kur tikrai suvažiuoja jau visi, kas gali, tai su šeimomis, su vaikais ir daug vaikų. Ir tam, kad būtų vaikai šitoj lietuviškoj muzikinėje aplinkoj. Tai ir tikrai ir mano pačios vaikai užaugo, mes metai iš metų važiuodavom, nes tiesiog vaikam, kad jie ir nešoka, bet labai patikdavo būti toje aplinkoje. Šokis tapo natūraliu tiltu jungiančiu skirtingas kartas bei kultūrinės patirtis. Tradicinių šokių mylėtojų bendruomenė gana plati ir būti jos dalimi labai gera, sako Laura Lukenskienė. Smagu ir šokti, ir šokių vakarus organizuoti. Šiaip tikrai labai smagu, smagu būti dalim judėjimo apskritai, nes čia tikrai labai puikų žmonės susirenka, labai intelektualūs ir saugi aplinka ir vaikam, ir niekada jokių nėra alkoholių, jokių rūkalų, svaigalų, nieko. Ir labai nuoširdus toks paprastas, gražus bendravimas. O organizavimo dalim man irgi patinka būti. Organizuojant tradicinius šokius jau aš turiu daugiau turbūt negu 15 metų patirtį. 15 tai tikrai. Ir džiaugiuosi tą galimybę, kad galiu organizuoti, tai tą galimybę įtakoti, šiek tiek sutverti renginį, sukurti jo programą. Yra tikrai nuostabus dalykas. Ir tas šokis, tas žmonių bendrystė, jinai per muziką, per šokį, per judesį, jinai daro kažkokius tai neįtikėtinus stebuklus. Nes tu pasikrauni tiek emociškai, kad užtenka ir jeigu darbe kažkas nelabai sekasi, tu tiesiog grįžti mintimis į tai, kada buvo tau smagu, į tą vakarą, kokie žmonės ten švytinčiais veidais ir ypač muziejuje, kai susirenka vyresnio amžiaus moterys, gintarais pasipuošusios, orios, tokios senjoros, nuostabus vaizdas. Tiesiog gėriesi, kiek žmonėm irgi daug reiškia tas šokis. Ir tikrai, Kauko laiptų aikštelėje besisukantys šokėjai džiaugiasi bendrystė ir šokių gausa. Grečianikė, Oira, Šyvis, Lelenderis, pjoviau šieną, dirižablis, kiauliai grikios, ubladė ir daug kitų liaudies šokių sugrojo muzikantų kapela tą vakarą. Tačiau, kaip sakoma, tobulumui ribų nėra. Saulius Lipinskas sako, kad reikėtų patobulinti kapelų sudėtį. Man atrodo, mūsų šokiuose yra per daug dumplinių instrumentų. Mes tokie nes ta būgnas, kažkoks bosinis instrumentas ir harmonika, jie vienas kitą gesina ir reikėtų juos šiek tiek tai kažkaip tai atskirti. Vat ko visiškai nėra, galėtų viskas būti, bet reikia, kad atsirastų smuiko ir pučiamųjų. Pučiamieji gal tas lamsdelis, dūdelės tokios, jos pasidaro, nes dabar tai kas girdėt, tai melodiją veda dabar harmonika. O smuiko ir lamsdelio atveju, jeigu jie atsiranda, tai smuikas ir lamsdelis jau tokie stiprus instrumentai, jie aukštesnėse oktavose groja, jie tada veda melodiją. O va tokios harmonikos, jos pasidaro kaip, toks harmoninis instrumentas prilaikyti, nebereikia daug melodijos laikyti. Iš tų pučiamųjų gal prijungčiau tokį vieną, ko aš alkstu instrumento, tai yra to liežuvėlinio instrumento, tai kaip lamsdelis ir sėkminių ragelis arba kažkoks dūdmaišiukas. Tai dūdmaišiuko gal čia tų meistrų tenai mažiau yra, bet jeigu sėkminių ragelį prijungus, jis labai gražiai birbia. Ir jis vėlgi iššoka iš savo ne oktavą, bet savo tembrų, iš viso šito, ką dabar tai fone girdim, labai gerai iššoktų sėkminių ragelis. Jis lietuviškas, tradicinis, nuo senovės piemenukų instrumentas, bet jo dabar folkloro ansambliai kažkaip vartot, naudot nemoka. Neįsavintas dar.
Netrukus Saulius į rankas ima lumsdelį ir kapelos grojama šokis suskamba naujais garsais. Šokių vakaras tęsiasi. Dar kartą įsitikiname, vakaronė tai ne tik vakaras su muzika ir ne tik bendrystė. Tai susitikimas su savo šaknimis, su tradicija, kuri gyva, kurią perduodame iš žingsnio į žingsnį, iš širdies į širdį, iš kartos į kartą.